Sveiki visi, su jumis aš Zita Baskienė, life coach arba gyvenimo mokytojas. Ir dažnai jūs manęs klausėt ir kartais aš noriu trumpai atsakyti. Tai dažnai jūs nerimaujat ir klausėt, kas tai yra karma, kad manot tai labai yra baisus dalykas arba toks bauginantis. Tai kaip ir pats žodis pasako karma, tai kartoti, tai yra kartojimas, kurso kartojimas, programos kartojimas, situacijų kartojimas. Tai mama kaip žemė, kaip matrica, nes matrica tai yra programa, tai reiškia mūsų auginanti mama, nes programa augina sielą. Tai jeigu jūs gyvenime turit sunkumų, tai karmos reikalas sudaryti situacijas, o jums parodyti, kad jūs tą pamoką išmokot, pasirinkti teisingai. Karma tai yra jūsų skola praeičiai. Praeityje kažką padarėt blogai, kažką nuskriaudėt, kažką atėmėt. Nebijokit šiandieną duoti. Paaukoti nereikia, reikia duoti. Karma arba pasaulėdara arba dar kažkas nėra blogis. Tai yra terpė, kurioje mes mokomės. Todėl jeigu mes atiduodam skolą, mes esam laisvi. Todėl žmonės brandžiam amžiui dažnai išlaisvėja ir pradeda jaustis pilnatvėje. Todėl, kad visos skolos būna grąžintos. Jeigu jūs atiduosit jas greičiau, jūs tiesiog greičiau ateisit į pilnatvės tašką ir tas žodis karma jūsų visiškai nebegazdins. To aš jums visiems ir linkiu. Nebijoti karmos. Suprasti, kas tai yra. Svarbiausiai suprasti, kad mes gyvename ne pirmą ir ne paskutinį kartą, nes tik tokiu atveju galima suvokti, kas yra karma. Ačiū.